Nu, va, Mariu, žiūrėk. Ai, vienas pabėgo. Palauk, kitas dar savo medyje. Tupi. Slepiasi. Kur tas? Ai, va, žiūrėk, čia jis jau šoko ant šito. Vai, mokštas jau žiūrėk, kur bėgo. Bėga. Pas savo hebrą. Kur tas anas? Blet, kur jisai? Ai, žiūrėk, mane pamatė gal. Ne. O gal ir pamatė. Žiūrėk. Varo. Ups, kur jis? Va. Va, palauk, dingo jis jau ant žemės. Oh, fuck. Nežinau. Ai, kitą medį nubėgo biškį palakstyti. Nes ten turbūt tas anas. Žiūrėk, žiūri, matai? Lenda kaip. Bet neranda. Žiūrėk, aš tai vadėgą matau, va, žiūrėk, vėl atbėga. Žiūrėk, kaip duodas. Žiūrėk, susirado viens kitą. Geros gaudynės, ne? Vėl jie ant medžio. Bet šokinėja, tai kaip tos skraidantis dalykai, kur ten tu man buvai atsintas kažkokį. Žodžiu, vėl jie ant žemės čia kažkur varo. Žodžiu, čia be krašto, žinok, ir be galo. Nulipkit į medį, važiuok. Nu gerai, gal užteks, nes čia ratu varys dabar. Tai žodžiu, aš tau irgi linkiu, kad kam tie naminiai gyvūnai, kai gali gyventi kažkur, kur už langą tau jie laksto. Vargo nereikia, vargo nėra, žinai. Nu, ate, vaikai.